Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalino vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Visų pirma, sveikinu visas nuostabesias ir mylimasias mamas su nuostabia švente – Mamos diena. Na, o šią savaitę netruko svarbių įvykių. Vienas svarbiausių įvykių tai prieš savaitę, sekmadienį, įvykęs protestas prieš nekilnojamojo turto mokestį, kuris pritraukė dešimtimis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos į katedros aikštę. Šią savaitę protesto organizatorius Raimondas Šimaitis pradėjo registraciją įstatymo dėl nekilnojamojo turto neapmokestinimo parašų rinkimams. Raimondas Šimaitis prašo visų miesto žmonių, verslininkų, kas turi kokias patalpas, kur gali ateiti žmogus ir pasirašyti, parašyti savo kontaktus labas@atoveiksmis.lt ir nurodyti adresą. Jis teigia, kad bus atvežti parašų lapai, kad žmonės laisvanoriškai ateitų ir pasirašytų ties įstatymo pataisa, o žmonių prašo registruotis www.atoveiksmis.lt tam, kad žmonių paštas nepaklystų kreivų, bekraščių iniciatyvų labirintuose, kurios dirbtinai sukurtos tam, kad žmonės paklystų. Prieš kelias dienas Raimondas Šimaitis savo Facebook sienoje pasidalino informacija, kad jau yra 10 000 elektroninių pašto kontaktų suregistravusių per www.atoveiksmis.lt. Trūksta tik 40 000. Kam jų reikia? Tam, kad paskelbus elektroninį pasirašymą, visi gautų pranešimus, nes Facebook erdvė labai ribota ir galite tiesiog nepastebėti. Parengta įstatymo pataisa dėl nekilnojamojo turto mokesčio asmeniniam būstui atšaukimo ir netrukus bus pradėtas oficialus 50 000 parašų rinkimas. Kas toliau? Oficialus parašų rinkimas startuoja jau greitai. Tuomet kiekvienas galėsite prisidėti prie realių pokyčių, padėti mums sustabdyti apmokestinimą. Sek naujienas, dalinkis su draugais ir pasiruošk veikti. Taigi, ties protestu niekas nesibaigė. Sekime naujienas ir būkime aktyvūs. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme. Seimas antradienį neleido prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti parlamentaro socialdemokrato Arūno Dudėno vadinamojoje Čekiukų byloje. Už tai balsavo 69 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 2 politikai. Išvengti baudžiamosios atsakomybės Seimo nariui padėjo didžioji dalis socialdemokratų partijos frakcijos, taip pat Nemuno aušros ir valstiečių frakcijų nariai. Užmeskime akį į Jungtines Amerikos valstijas. Donaldo Trumpo administracija neseniai pristatė atnaujintą oficialų populiariausios ligos puslapį Baltųjų rūmų interneto svetainėje. Užėjus į federalinę svetainę, kadaise pateikusią naujausią informaciją populiariausią ligą, dabar pirmiausia pasitinka Donaldo Trumpo atvaizdas ir žodžiai Lablyk, nutekėjęs iš laboratorijos. Valstybinėme puslapyje teigiama, kad tikroji populiariausias ligos kilmė Kinijos miesto Ohano mokslinių tyrimų laboratorijoje. Anot Gyvybės mokslų centro mokslininko Gyčio Dudo, nei naujasis interneto puslapis, nei ataskaita neturi nieko bendra su bandymais atrasti tiesą apie populiariausios ligos kilmę. Virusologo teigimu, nors ataskaita ir sudarė 520 puslapių, joje naujų duomenų nėra, o pateikti argumentai mokslinėje bendruomenėje nebūtų pakankamai validus. Manau, iš visų naujosios Jungtinių Amerikos valstijų administracijos priimtų žingsnių nuo metų pradžios, šis sąmokslo teorijomis, išsigalvojimais ir kitomis nesąmonėmis nukarstyta svetainė yra mažiausias iš jau nuveiktų blogių, sako Gytis Dudas. Eilinį kartą Lietuvoje sužibi... Oi, palaukite. Man kažkas skambina. O, tai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Sveiki, ponė prezidentė. Okay, thank you very much. Hello, Brad and Ryan. Taip, girdėjau, kad Baltųjų rūmų svetainėje pristatėte atnaujintą oficialų puslapį. So we've spent a lot of time on this, and if we could, Taip, girdėjau, kad Gytis Duda jį kritikuoja. we won very substantially, George. Ką?
Ketinate ištrinti oficialų Jungtinių Amerikos valstijų puslapį vien todėl, kad Gytis Duda jį sukritikavo? Juokauju, kad ir kaip galvoja Lietuvos sisteminiai mokslininkai, kad jie gali nurodinėti visiems pasaulyje, kaip galvoti, netgi Jungtinėms Amerikos valstijoms, tačiau pasaulis platesnis nei mūsų sisteminė žiniasklaida ir Gyčio Dudo nuomonė Jungtinėms Amerikos valstijoms tikrai nėra įdomi. O dabar pasiekime rubriką. Top 3 savaitės komentarai. Trečioji vieta. Po vaizdo įrašų ar valdžia traukėsi nuo mokesčių reformos, protestas duoda rezultatų. Genė pakomentavo, tikrai geros naujienos, reiškia mūsų jėga vienybėje. Tai ir išgąsdino valdžią. Iš tiesų, tik susivienyje žmonės gali pasiekti rezultatų, to ir reikia siekti. Antroji vieta. Šią savaitę kėlėm vaizdo įrašą Žydrūno Savicko, Valiaus Ąžuolo ir jaunimo komentarai proteste prieš nekilnojamojo turto mokestį. Šiame proteste jaunuoliai padarė akciją, priminė mums visiems apie mūsų nacionalinę valiutą litą. Tatjana pakomentavo, šunuolis jaunuolis, litas jėga. Paprastai ir aiškiai, litas tikrai yra jėga. Pirmoji vieta. Šią savaitę kėlėm vaizdo įrašą. Kiek žmonių dalyvavo proteste prieš nekilnojamo turto mokestį? Kaip žiniasklaida juodina protestą? Rita pakomentavo, nuo Sąjūdžio laikų tiek žmonių aikštė nematė, bunda jau Baltija. Iš tiesų, protestas prieš nekilnojamo turto mokestį buvo vienas didžiausių protestų Lietuvoje per daugiau nei 30 metų. Tai tik parodo, kiek galime daug kai susivienijame. O koks savaitės įvykis jums labiausiai įsiminė? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Gražios ateinančios savaitės. Iki.